Sveiki, aš Tomas iš raudonasdviratis.lt. Šiandien parodysiu, kaip važiuoja elektrinis Propete dviratis. Čia yra du vienodi, vienas su vamzdžiu viršuj, kitas su vamzdžiu, kuris eina žemyn, bet techniškai dviračiai yra identiški. Ir dar turim sulankstomą elektrinį dviratį, bet jį parodysiu kitame video. Tai šiame video pravažiuosime su šituo elektriniu Propete. Pasižiūrim, kaip važiuoja. Nes važiuojat jisai labai smagiai. Gerai, įsijungiam kompiuterį, blau punktas. Ir maksimalus greitis yra ribotas iki 25 km/h. Iš karto jungiam maksimalų 5 greitį, nėra čia ką žaist. Ir dabar žiūrėkit, kol važiuosiu, aš nešnekėsiu, nes jūs per vėją tiesiog ir triukšmą negirdėsit manęs vis tiek. Atkreipkite dėmesį, kad važiuosiu su ganėtinai sunkiu bėgiu. Ir kai grįžinėsiu prieš kalną, aš bėgio net nelengvinsiu, nes dviratis tiek jėgos turi, kad jis tiesiog mane užtempia, man net nelengvinant bėgio. Tai dabar išsivarom dviratuką ir važiuojam. Tai nuvažiuojam nuo kalno ir grįžtam. Eina sau, kai smagiai važiuoja jisai. Vos minuoja, žiūrėkit, lekia. Jau 25. Kai lekia. Eina savo, aš net nepavargau. Prieš kalną varas, čia jokių problemų. Gerai. Įsivarom į kiemą. Va čia tai aparatas. Eina savo, kai gerai. Papasakosiu tokią istoriją. Sugedo mano mašiną, palikau servise ir pasiėmiau pradžioje šitą elektrinę, kad į darbą nuo Neries krantinės iki Lampėdžio atvažiuot. Tai patiko, pasaka. Kitą dieną pasiėmiau, pralekiau su šituo, kitą dieną su šituo pralekiau. Ir man tai patiko su elektriniu dviračiu važinėti darbą, kad nusipirkau ir savo, ten dabar stovi, kraunasi mano. Žiauriai smagu, labai rekomenduoju. Va šičia gale varikliukas, bet jis taip suka gerai, kad žiūrėkit, ant sunkaus bėgio prieš kalną jokių problemų. Dar prisistabdyk ant posūkio. Eina savo. Ir taip patogiai ant jo sėdės. Jis vis tiek miestinis dviratis, vat ir tas irgi atsisėdi, vairas kilnojasi, kampas keičiasi, atsilošęs, va visiškai nereikia kuprinti, stabdžiai gerai, hidrauliniai, stabdo tai kaip priklauso. Eina savo, žinokit, ir čia tai dviratukai tai pasaka. Už juokingą kainą iš tikrųjų. Labai stipriai rekomenduoju. Sekančiame video parodysiu šitą elektrinę sulankstomą dviratuką. Iki!